Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Pirmiausia, tai aišku, noriu atsiprašyti, bet praeitą savaitę laidos nesulaukėte. Taip jau susidėliojo aplinkybės ir iš tikrųjų turbūt ir perdegimas buvo pas mane, bet niekaip nepavyko informacijos susirinkti, taip susidėjo daug dalykų. Tai reikėjo tokios savaitės reabilitacijos, pažvejybos, truputį atostogų turėjau. Atsigavau ir dabar su nauja energija galim kalbėti toliau. Tai buvo, kalbant apie aktualijas, kągi, praūžė varžybos, pasaulio čempionatas, nemažai žmonių irgi skambino dar kol telefoną kėliau, tai kur tu čia atvažiuok, tai kažką padarysi, kodėl čia niekas nesidomi. Bet tiesiog yra galimybės tokios, pas kiekvieną ten išvažiuoti kelias dienas, pabūt, manau, kad ir be manęs ten nemažai kas filmavo, darė, analizavo. O aš tai iš tikrųjų džiaugiuosi, pasaulyje esam 6 lyderių. Ten yra aišku, kas nepatenkinti, jau ten medalius matavosi. Bet aš manau, kad tai 6 būt pasaulyje yra tikrai neblogas rezultatas, jo labiau, kad lyderio sportas Lietuvoje nėra toks labai jau senas, pakankamai jauna šaka. Asmeniškai sidabrą turime, viskas yra gerai ir kitam čempionate tikrai, kitoj šalyje, manau, kad bus naujos galimybės. Tai va, ką dabar kalbėti apie orus, turbūt čia kaip tikri anglai, pakalbėkime apie orus, kas labai aktualu, ilgasis savaitgalis ant nosies, Joninės, visi važiuosim į gamtą. Kažkas tai meškerę pasiims, kažkas gal apskritai žvejos, jau ten laužų nekūrens ir nekels alkoholio pramonės, čia kaip apyvartų. Tai tikrai neįprastas oras. Aš kiek atsimenu, Joninės visada būdavo toks karšta, tvanku, kažkokie žaibai, liūtis, kažkas tokio sukasi. Tai dabar bus visiška priešingybė. Dabar dar, čia va, penktadienį su jumis ryte kalbu prie Neries, tai toks atšalimas, šalta, čia lietus pylė kaip iš kibiro, dar gal šiandien palis. Tai savaitgalį atvirkščiai, saulutė, bet nešilta. O nuo pirmadienio panašus suksis rytų vėjukas, kaip jau žada. Tai bus daug saulės, nei debesėlio ir ganėtinai vėsų. Tokios, ko gero, Joninės ir bus, jeigu sinoptikai nemeluoja. Šaltoka, rytų vėjas, žvejybos prasme tai nėra kažkoks, tai jau ten, tiesą sakant, nieko gero, jeigu taip jau tikrai atvirai pasakyti, bet yra, aš manau, žuvis kyba, oras geras, nelyja, saulės bus, bandyti galima, žuvis tikrai Lietuvoje aktyvi, kaip girdėsite, toj netrukus. Tai va, ką dar spėjau užmest akį trumpai 3L lygą, tai tikrai rezultatai žmonės gaudo labai smagiai. Duoda, gaudo, lydekos, starkiai, šamai, viskas buvo savaitėlė, nors vėjai tikrai dideli buvo, tikiu, kad tikrai ne visi galėjo išplaukti. Ir ne bet kada išplaukti, ar ten kelios valandos ramesnės, bet gaudo labai smagiai. Pasižiūrėkit, būtinai nueikite į Facebook paskyrą, kas turit. Gražus laimikiai, šiek tiek vaizdais užmežuos, tikiuosi, pamatysit. Tai va, taip pat padėkoti noriu Osvaldui ir Modestui parėmusiam laidą. Ačiū Jums, bičiuliai, be Jūsų tikrai sunku būtų kažką padaryti. Taip pat, aišku, Patreoną mūsų dėkui, kurie stabiliai, kas mėnesį, po truputį tikrai remia ir galim su Gabrielium tikrai kažką tai leisti pafilmuoti ir ne tik tai šitą laidą, bet dar pakalbinti ichtiologą, kaip su Kęstučiu, jeigu matėt laidą įdėjom vietoj savaitgalio. Pasižiūrėti ir tų laidų yra dar porą, bet tikrai tokiom įdomiom temom. Truputį luktelkit, pamatysite. Ačiū bičiuliai, kad remiate. Dabar keliaukim, kas kur kimba. Tradiciškai vakarų Lietuva, Klaipėda, iš kur žinių gerų daug. Karšis pasirodė Smiltynėje, tikrai karšis kimba gerai, bet taip pat dangiai pagauna irgi karščio ir kas dar yra smagu pasirodė, na, sakykime, starkiai, bet sakykime, starkiukai. Starkiukų mariose nemažai, mažyčiai, aišku, visi didesni turbūt jau senai gaudyklės ir tinkluose dienas baigia. Čia, aišku, tokia skaudama tema. Tai, žodžiu, jeigu taip kalbėt, bando žmonės gaudyti, vis tiek tikisi pagautą įmamą, tai maždaug 20 vietnamiečių papuola norint pagauti vieną įmamą ir tą įmamą tokį, kaip sakė bičiulis Darius, iš Nežvyno, ne ir tai, sako, labai gerai pamatavus, dar ten taip klausimas, nu bet sakykime. Tai va tokia yra statistika, tai iš vienos pusės smagu, kad yra mažos žuvies, tikėtina, kad jinai turi potencialą išaugti. Iš kitos pusės jau ta situacija kartojasi kažkaip tai, kad didelė žuvis tiesiog nesaugo. Baigia dienas tinkluose, dėja, bet pramoninė žvejyba vis dar vyksta. Ir visų pajėgumų dabar lygtai sumažėjo, nors kažkiek procentų sustraukė, dėkui. Praėjusios vyriausybės veiklai, berods jos dėka čia tas sumažėjimas kažkoks tai
Ir noris tikėti, kad ir šita vyriausybė, irgi padarys savo, kad truputį pamažintų, dar geriau atsisveikins su tinklais Kuršių mariose ir tada matytume turbūt tikrai ir visai kitų žuvies kiekius. Galbūt ne tokius, kokie buvo prieš 15-20 metų. Tai va, irgi taip pat karosai irgi kimba. Girdėt gaudo prie Mukrano, bet pagrindinis marių dalykas yra gaudant Kuršių mariose yra žiūrėjimas srovė. Rytų vėjas, o kaip tik dabar rytų tarp kitko atsisuks. Iš marių srovė žuvis kimba puikiausiai. Visi ir karosai, ir tie patys starkiai, ir karščiai, viskas puiku. Tik atsisuka šiaurės vakarų, šiaurės, ar ten grinai vakaris, pavaro iš jūros vandens gerai. Viskas kibimo nėra, dingsta visa žuvis. Tai iš esmės pagrindinis orientyras ir yra, ką gaudyti. Kas dar girdėt, plekšnės stambios kimba, tai tikrai smagu. Stambios ir jau tokios truputį atsiganiusios, kaip sakė Darius, jau kažką ir valgyti yra trupučiuką, ne vien peršviečiamos. Ir dydis įspūdingas iš tikrųjų. Smagu. Strymelė prie vartų irgi stovi, nuo molo negali gaudyti, bet kaip sakyti, iš valčiukas išplauk irgi smagiai gaudo, jeigu tik tai oro sąlygos lemia. Rytis atsisuks, gal visai ir nieko bus. Keliaukime į Šilutę. Tai iš Šilutės girdėt, kad šiaip taip, sakė, ne pačios geriausios žinios pasak Richardo, bet kaip papasakoja, nepasakyčiau tragedija. Tiesiog karščio nelabai yra. Ir varžybos parodė, kad su karščiu nėra stebuklų, per treniruotės gerai gaudė kompanija, o per varžybos tiesiog visur to karščio trūksta ir galbūt, aš manau, mūsų rezultatus lėmė rinktinės. Buvo visi nusiteikę gaudyti karščio, teko gaudyti kitą žuvį arba mažiau tiesiog. Tai girdėti Šilutės, kad karosai kimba. Aukštumalėje, ties Sausgalviais, Senvagėje, Nemuno, žodžiu, karosai kimba. Ir smagu, galima smagiai pagaudyti karpio arba, kai vietiniai pažino, sazano. Apie tai irgi kažkada reiktų įsiaiškinti, kaip tas sazanas vartotinas ar ne čia. Laidos bičiulis Albinas čia manys, koks čia sazanas duoda kalbos, jisai čia tokių patarimų ir drausmės ir teisingai daro, reikia savo kalbą saugoti. Neršia toks vaizdas, kad tikrai neršia ir nekimba. Pavienį pagauna, bet šiaip negirdėt. Šilutiškiai kalba, kad Klaipėdoj gaudo jau karpį. Klaipėdiečiai kalba, kad šilutiškiai gaudo, turbūt nei vieni, nei kiti negaudo ir sunku pasakyti. Žuvies kaip ir matosi nekimba, bet aš manau susijęs su nerštu. Tiesiog ne tas galvoju dabar. Sinerš, turbūt pasipils kibimai. Ir visai smagiai sterką gaudo. Apie tai, aišku, tokia tema tabu, apie ką tikri šilutiškiai, jau labiau rusniškiai nekalba. Oficialiai sterko nėra, iš tikrųjų pagauna ir tuščių žvejybų, kiek aš žinau, nebūna. Ir burbuliuoja visi, kas čia 2 vienetus, tai galima paimti. Vat senais laikais 15 ar 20 imdavo, dabar tik jau vienas kitas gal paima čia. Bet, žodžiu, sterko yra ir graži. Jeigu įdomiai, kad Kuršių mariose tas kimbo vietnamiečiai vadinami, tai šį čia papuola ir gražius, tarkim, girdėt. Taip, girdėt, kad irgi ir šamai, ir unguriai kimba. Čia Richardas dalinosi, kad moteris, sakyk, parduotuvė važiavo per naktį. Gaudė su vyru, tai šamą pagavo, imam ir 4 ungurius ir visi tokie metriniai. Iš tiesų, ungurių migracija turbūt dabar gegužė, birželis yra pats pikas, dar ir liepa. Yra to žuvies daug, tai pagauna ir upėse. Pagauna ir Kuršių mariose, kurie migruoja ir, kaip suprantu, irgi turbūt pakalniai, gal dar kažkur. Apie vietas nepykit, bičiuliai, bet nei Richardas žino, jam kažkas sako, nei man kažkas sako. Čia yra tokia šventas dalykas, niekas neišduos, bet jeigu logiką pažiūrėsit, ungurys plaukia į jūrą, per kuris gali plaukti ir kokiuose vietose galima jau ten pagaudyti jam, per kur turėtų, manau, patys susigaudysite. Keliaukim Jurbarką. Nemunas aukštas. Iš tikrųjų visi verkia, nėra vandens, tai dabar visi verkia, o jei koks čia daryti, aukštas vanduo vėl nieks nekimba, čia kaip žemdirbėjai mūsų, žinai, panašiai guodžiasi, kad vis kažkas tai negerai. Reikia kompensacijų, tai čia matyti ir žvejam vis negerai. Tai va, per žemas, dabar per aukštas, bet iš tikrųjų karšiai kibioja, girdėt, kad pagauna Nemune ir smagu yra. Gaudysit su fideriais, manau, kad tikrai pagausit. Nėra gal tas toksai masenis, kai ten visi traukia maišais bet kur ir bet kaip, bet iš esmės, jeigu orientuojasi, žinai, kur gaudyt, kaip gaudyt, ne pirmą dieną meškerę laikai rankoje, tai manau, kad geras laikas iš. Vieną kitą salatį dar pagauna ir lydekos. Tikrai lydekos kimba ir lydekėlės, tikriau sakant, kimba puikiai ir pagauna ir tam pačiam Nemune, ir užtvankose.
dydžiai gal neypatingi, bet kibimų daug, žmonės patenkinti gaudo, perka blizgės guminukus, kiek Edgaras pasakojo čia iš parduotuvės pas Edgarą. Jis pats gaudė į sterkus orientavosi, tai truputį prieš savaitę tai labai smagiai pagavo ir 4,6 kg ir 2,8 berods. Bet paskutiniam dienom aprimos, dar kai pagauna smulkesnių, kažkoks veiksmas yra kibimai. Dar gera žinia iš Jurbarko pusės, kad tikrai kimba puikiai linai. Tai užgulę žmonės karjerą Jurbarko, vadinama, tikrai gaudo, ten krantus nustoja, nėra ten daug vietų, kur gaudyt, gaudo kitur, kur tik tai yra linų. Linų geras laikas, iš tikrųjų, linų metas. Tai va, ir su Vakarų Lietuva tam kartui tiek, keliaukime į Pietų Lietuvą. Iš Varėnos, iš Merkinės dabar irgi žinios, iš Nemuno irgi Nemuno vanduo aukštas bėdavoja Saulius, kad sako Karlonas, kad sunkokai kimba, bet pagauna kas, bet šiaip ežeruose už tai karšių kibimas neblogas, su linais karosais labai įvairiai, nėra tokio stabilumo. Užėjo banga, pakybo, matyt labai orai, kai teliojasi slėgiai, matyt tai turi įtakos. Tai arba labai gerai kimba, arba kaip tik tai toks apstoja viskas. Laviso ežere girdėt stambus ešeriai pajudėjo, tai smagiai pagauna tokių tikrai gražuolių. Ir lydekos kimba tikrai visai pusėtinai, jeigu pavasarį dar neatsigaudėt, labiau, kad daug kas dabar atostogauja prie ežerų, noris išplaukti, pasimkit spiningą ir manau, kad tikrai pagausit. Tų kibimų tai tikrai turėsit. Neblogai su lydekom, toks oras, koks, nu, bent jau buvo, aišku, keičiasi rytų vėjas, saulė lenda, tikėtina, kad bus blogiau, bet kas dar pataikys ant tos bangos, apsiniaukusio oro ir čia vėjukų, manau, kad visai neblogai. Vėjas irgi lydekom tikrai nemaišo, nebent išplauk neišeina. Upėtakiai tikrai aktyvus, upeliuose gan aukštas vanduo, bet, sako, pikti upėtakiai, kas gaudo, tikrai upėtakiukai, praktiškai kibimas ten po kiekvieno kelmų kažką, tai gauna kibimą, pagauna. Tai irgi, jeigu kažkur norit pasivaikščiot krantais, romantikos, jau dabar turbūt ir žolės pakilę, va dar eina praeiti, tai manau, kad į upelius keliaukit ir tikrai ar prie Ulos, ar prie Grūdos, ar prie intakų, merkių įvairių. Manau, tikrai neblogai bus. Keliaukim į Alytų. Modestas, turbūt paskambino žmogus iškart, jis sako, 6 dienas iš eilės žvejoju, toks baltas pavydas paėmė, nors pas tiesą sakant, 4 dienas gaučiau. Bet šiaip, sako, fantastinis laikas, kimba viskas ir visur. Laidas filmuoja vieno po kitos, tai šį vakar pagavau, gaudė jisai prie Birštono karšius su 6 metrų meškerė berytė, sportiniu botu vadinam. Tai 2 turėjo pagavęs, bet nesenai gaudė, sakė, vėjas labai taip pučia, kad meškerę sunku rankose išlaikyti. O prieš tai gaudė su baloninė kažkur meškerį, įsibridė senoviniu būdu. Tai laidą gal jau matėt, aš dar irgi buvau atsijungęs nuo visų interneto apskritai, nuo pasaulio beveik tai nežiūrėjau, dar pažiūrėsiu, sakė, nu pažiūrėk būtinai, sakė, nuostabi laida, sakė, kaip smagiai gaudė. O pirmadienį išeis kita laida, nuvažiavo jis irgi kažkokį pelkinį ežeriuką, jam žinoma, ir pridaužė, ir linų, ir krakių, auksinių mūsų karosų, tai pirmadienį laukit laidos, sako, 3 valandas iki vakare, sako, nuvažiavau, užteko, nuostabus kibimas, nuostabus vaizdai, pirmadienį išeis laida, pasižiūrėsim, laukiam. Taip, o kas dar girdėti iš tos pusės, taip, su plėšrūnai, sako, nėra kada čia gaudyti, nelabai mane įdomus Modestas, atsigaudžiau, karšis tikrai kimba Nemune, ne tai blogai, kimba ežeruose, žodžiu, viskas gerai, sako, ką be gaudysi, dabar viską pagausi, vienas geriausių laikų metuose, kadangi orai atvėsia, praktiškai gegužis prasitėse ir žuvis visos kimba, tai Modesto palinkėjimas, mažiau ten sako, žiūrėkit, skaitykit, tiesiog važiuokit prie vandens ir pagausit. Taip, Marijampolė dabar. Marijampolė, dėkui Sauliui iš vienam gale kablys. Tai irgi linai kimba, pagrindinė tokia lina ir karosas. Iš esmės pagrindinės 2 žuvis, kur kimba, karšis jau kaip ir baigė nerž, bet kažkaip sako, nu turbūt dienų klausimas, kada prasidės, gal ir šį savaitgalį. Kol kas taip smulkmė įvairiausia kimba, ten to karščio mažai, bet natūralu. Nerštas baigėsi, turėtų laukti didieji karšiai truputį pasiganyti. Ir lydekos kimba, tai tikrai nuostabiai, sako. Tai, nu, bet tokios vasarinio standarto, šaudiklytės daugiau. Daužo masalus, guminukus ampatoja, čia, žodžiu, sako, veiksmo yra daug. Girdėti irgi, kad gerai įvairios žuvies ir Kiluičio ežere, ir snaiginę pagauna. Iš Kalvarijų pusės irgi nemažai gerų žinių, žodžiu, viskas yra gerai Pietų Lietuvoje.
Ir Suvalkijoje, ir Dzūkijoje. Keliaukit, pagausit. Centrinė Lietuva dabar. Keliaukime į Kauną. Kalbėjau su Algirdu iš Pilnos valties, tai irgi pasibėdavojo, kad Nemuno ir Neries vanduo tikrai aukštas labai, tokio lygio net pavasarį nelabai buvo. Ir žuvis gan sunkios žvejybos, bet karštis kimba. Gaudant plūdinę, tai Algis pagaudo, Algirdas ir šitą ir po save prie namų iš Ančių pusės kažkur tai dobelės turi ir pavažiuoja žemiau. Žodžiu, pagauta eina iš tikrųjų. Reikia pasišert, paieškoti vietos, aukštas vanduo, srovė didelė irgi prisitaikė, trupučiuką yra. Vietiniai gaudo smagiai irgi meknės, bet kaip įdomu, kad meknės gaudo ant karkvabalio. Tai tikrai puikiai kimbo, su spiningu sunkiai gaudo žmonės. Ir su mepsiukais, ar kas vableriukais, taip sunkokai. Bet karkvabalio, grambulio kitaip, tarkim, vadinantis. Nu, aš manau, paieškoti. Kažkaip šiandien, šįmet, nežinau, taip, kai būdavo visada jau pilna, gegužį, birželio pradžioj, tai šįmet, gal vienoje vietoje mačiau. Nu, nelabai aišku, gal buvau tose vietose, kur jų būna, bet, žodžiu, kažkaip mažiau jų yra, gal dar ateis. Bet kas randa tokį masalą, tai ir šapalai, ir meknės, tai numeris 1 praktiškai silpnybė. Tai va, iš Kauno marių girdėt, kad karščiokai neblogai kimba visai. Sterkų pagauna ir gražiukas gaudo nuo kranto ant vadinamos porcijos, su dugniniam, nelabai tokių sportiškų būdų. Švalčių žygauja, pagauna, bet iš esmės neaudringai, ypač tie, kur paprastų žygelių gaudo. Čia bent jau iš Kauno pusės girdėt. Iš Kaišiadorių, sakykime, daug geresnės žinios, kad tikrai mariose sterkai neblogai kimba. Buvo Vilius iš parduotuvės pas Vilių išplaukęs čia, tai džiaugiasi, tai, nu, tikrai, sako, daug kibimų, daug žuvies, nu, dydžiai neįspūdingi. Pagau kelis po 60 cm, daugumoje tokie mažesni, 47, 8, kur paleisti reikia, nu, 50 vienas kitas. Bet ko pataikė labai ten ešerių didelių, sako, gražiai iš vieno inkaro, sako, gal 12 papuolė pagauti ir tokie 500-700 gramų. Tai tikrai įspūdingai. Gaudo, Vilius žuvį paleidinėja, tai žodžiu su tais kiekiais sakau, kad žmonės pagauna, nereiškia, kad pasiema tų. Tai va, tą dalyką manau, kad reikia įsidėmėti ir to laikytis. Tikrai smagu. Šamai yra tikrai buvo bent jau sukilę, nežinau, vėlgi sakau, orai keičiasi, kaip čia bus tą savaitgalį, bet dar inercija bus, tai girdėt, kad irgi žmonės žygavo 50 kg. Bant! Na, tai turėjo reikalų, tai net padėjo irgi. Kiti, kas šitos girdėjau, trūklius kalaujo, žmonėm padėjo ištraukti. O gaudė kita kompanija su kvakle, tai vieną 10 kg pagavo, kitą 27, trečią turėjo kibimą, sulaužė kotą. Balaisė taip ir nepakėlė, nematė kas. Balta žuvis, va, jeigu kalbėti iš Kaišiadorių rajono, čia Kauno mariose, toks permainingai kibimas, bet praktiškai pagauna visi, tik tai klausimas kiekis. Kas labai gerai, kas ten šiaip sau, bet pagauna tikrai. Viskas yra gerai. Tarsūniški girdėti irgi juda, jeigu iš tos pusės dar aukštyn mariom einant ir tie patys sterkai neblogai kimba, nu, tai ten jau gaudo tauta, jau ten limitų labai daug nežiūri ir tai vietoj labai gerai būtų vis dėlto irgi, kad patikrintų, atvažiuotų, parodytų dėmesį inspekciją. Ten tokios tradicijos žvejybos iš senų laikų yra truputį kitokios ir reikia padėti tautai bręsti, kaip sakyti, sąmoningumo prasme. Unguriai, kas įdomu, va, kimba irgi iš ką Vilius pasako, Neryje gaudo, tai vėlgi, sakau, sezoninė migracija iš ežerų eina, tai Neryje pagauna ungurių visai smagiai. Ir ežere, berods Žaslių didžiajame, jeigu nemaišau, irgi visai smagu. Ir dar vienas iš Kaišiadorių rajono, kad praktiškai visur linai irgi puikiai kimba. Bet seklesniuose, tokiuose mažesniuose ežeriukuose jau jie pradėjo neršti. Žodžiu, irgi, sakyčiau, ankstyvas nerštas, paprastai link Liepos būdavo, bet žinot, kaip ir šalčiau viskas, bet matyt, na, tiesiog kiekvieni metai turi savų sanitumų. Keliaukime dabar į Vilniaus pusę. Iš tikrųjų daug informacijos neturiu, ką galiu matyti. Neris aukšta, bet nepasakyčiau, kad srauni, bet kad ten labai jau tragiškai. Bet iš Neries nieks nesigyrė iš mano pažįstamų. Tiesą pasakius, nedaugam gal ir skambinau, kai dirbi parduotuvė, vis tiek praeina daug žmonių, gali pasakyti. Ir žinau, kad Karvio ežere, Tvenkiniuose, Vižienė, visur kas karosos, kas lynus, kas karšius gaudo. Kur yra karpių neblogai pagauna, žodžiu, balta žuvis kimbo neblogai ir girdėt, kad ešerių pagauna, kur jų yra. Tai tokios žinios šį kartą tokios. Iš šitos pusės, iš Vilniaus, keliaukim į Aukštaitiją. Tai į Molėtus pirmiausia keliaukim, tai sakant, pats pasigirsiu, buvau Molėtų čia rajone, Galuonų ežero, tai 4 dienas buvau, tai 4 dienas žvejojau, bent jau po pusdienį, taip su šeimyna susiderinom, tai 2 dienas su linais užsiėmiau.
2 dienas spiningavau, tai pirmadienį buvo šilta, tai visai smagiai linų žvejyba gavosi. O antradienį atvėso ir linai dingo iš seklumų, tai tokio liepto gaudai pašeri, ten manevro laisvės nėra, gaudai seklumuose, ten koks turbūt 1,5, gal 2 metrai gilio, tiesiog neberausia, dingo, atšalo. O gaudė kolegos toliau kompanija su supyderiais, gaudė giliuose, tai pagavo ir kilogramą, ir 1,5 lyną, ir įdomus dalykas, kad giliau dviese žvejojo iš vienos vietos, vienas 3 metrų gilio, kitas 5 metrų, tai tas kur 3 silpniau pagavo, ten kažkokių kojų gražių pagavo po puskilogramį, dar kažko, bet žodžiu, kur 5 metruose, tai ir linų po 1 kilogramų tokių pagavo, ir karšių kilograminių. Žodžiu, viskas ten neblogai yra, o su lydekom, tai galiu pasakyti, kad kažkaip pavasaris ten atrodo, kad tęsiasi, nes, tiek kibimų, nežinau, ten jau sunkiai suskaičiuojama, gaudai pavasarį, aišku, apie dydžius lydeko tai nekalbėti, bet aš irgi ten turėjau medinę valtelę, be kažkokių ten, netgi be holotą, tai ten tryniaus, ten palei žolės, kažkur žolynus, nei labai vietų žinodamas, tai ten silkių šau tęsiasi. Aišku, pagavau, jau buvo užsakymas pagauti lydeką vieną suvalgyti, šeimyną tokį pageidavimą, tai jau įvykdžiau, bet tam daug reikėjo kibimų turėti ir daug žuvies paleisti. Tai tikrai lydekaitės daužo smagiai, smagu, kaip ten bus savaitgalį, vėlgi sakau, orai keisis, bet dar savaitgalį aš tikiu pataikys. Tikrai aktyvumas plėšrio žuvies yra tikrai neblogas ir, aš tiesiog pasidžiaugiau, tikrai atsigavau, širdis atsigavo, ten, nežinau, 20-30 kibimų per kelias valandas, tai ko daugiau reikia. Tai va, su Sigitu kalbėjau, tai Sigitas irgi turėjo gerą žvejybą savaitgalį. Ir šamą pasigavo, ir pagavo, ir ešerių gražių. Viskas neblogai, o paskui per didelis vėjus, o taip negalėjo išplaukti, tai toj vietoj sunkiau. Keliaukime į Uteną dabar, tai, kaip sakė bičiulis Jonas Trinkūnas iš Tatuvės žvejybos centre, sako, visos žuvys puikiai kimba išskyrus lynus. Smagiai ir plėšrūnai, ir karšius, kas gaudo, pagauna, karšiai negiliai, 4-5 metrų giliuose ežeruose, bent Utenos, bet smagiai, ten irgi, sakau, nemaišais, bet pasigauti norma, nėra didelių problemų ir smagu yra. Lydekos neblogai kimba, jis pats tradiciškai trūkščiuose gaudė, irgi nuo sėklio, sako, gal 2,5 metro sėkliuko 7 kg lydeką nusiėmė. Tai smagu buvo. Turėjo gerų emocijų, aš manau, žodžiu, lydekos aktyvios, šeriai kimba, viskas yra gerai, kas ką gauna, tas tą pagauna. Tas tik tai, vėlgi, tie vėjai gal truputį maišo išplaukti didesnius ežerus, bet irgi tikėkime, kad rinks. Nes savaitgalį dar tokie 4, 6, 7 metrai bus toks vidutinis vėjukas, bet, gaudyt galima. Keliaukime į Panevėžį dabar, tai iš Panevėžio irgi Nevėžis vanduo pakilęs, bet netragiškai gaudyt galima. Aukščiau Panevėžio ten kažkokią smulkmę gaudo, nieko ypatingo, tas pats Velžio užtvankoj. Panevėžio mariuose girdėti irgi sėdi žmonės gaudo lynus, sakykime, pavieniai linai. Ne masiškai, ne po daug, po 1, po 2, bet išsėdi. Ir kas gaudo be abejo irgi iš platformos šerėsi su spideriukais, jau ten to smulkesnės žuvies, plakių, kuojų, raudyčių ir kito gero, tai tikrai gaudo 10 kg galima pagauti, jeigu tik tai noro yra. Nevėžį girdėti, dabar iš miesto vis nebūdavo žinių kažkaip, tai irgi dėkui bičiuliui Aidui, pakalbėjo, jo pažįstamas toli labai neina, su spiningu gaudo, šapaliniais vobliais, blizgučiam, smagių šapalų pagauna visai, pačia mieste. Iš Krekenavos pusės irgi įlankose, kas pavienį karšį, lyną pagauna, kažkas šapalą, bet taip irgi labai kažkaip nesigeria, sunku vaikščiot, viskas užželia, džiunglės, yra ta tokia specifika. Bet gaudyt galima, Lėvens upė irgi girdėt, kad čia taip smulkmėjau, čia arčiau žemiau einant, kur gilesnės duobės, ten viena kita gražesnė koja išsėdė, bet kažko labai stebuklo nėra ir, aišku, visi tikiu, kad laukia žinių, kas toj pusėje, kaip ten Kupiškio mariuose. Tai žinios tokios, aišku, kad starkiai kimba, šiaip gerai pagauna, vis dėlto geriausiai vadinami porcininkai, tai ir gražesnių sterkų pagauna ir šamų. Kas džigauja per dieną, vis tiek vieną kitą įmamą sterką tikrai pagauna. Jeigu norit važiuoti, gaudykit, pagausit, viskas tvarkoj, tokio masinio kibimo nėra, tiesiog aš įsivaizduoju perblizginimo efektas. Ten įsivaizduojat, kiek ten valčių, kiek žmonių duoda
Net girdėjau irgi gandą, kad jau ten bėgas, kai matos, kas su laipo kolotais, nuo gumų jau traukiasi, tai bando žmonės įvairius kitokius masalus, kas ten kokį poroloninę žuvelę, kas mandolą, žodžiu, irgi kažkokius dar nepripratę, nematę žuvis, pagauna lyg tai ir geriau. Bet šiaip irgi tokio, kaip sakyti, stebuklo nėra. Pagaut galima, bet stebuklo nėra, velkiautai irgi gaudo, bet irgi daugiau lydekų pagauna, su sterkais kažkaip sunkiau. Ešeriai labai gerai kimba, buvo tas pats Aidas irgi, jis tikrai geras ešeris, daug metų spiningavimo lygai dalyvavęs, tai tikrai moka gaudyti, tai sako, jeigu žinai vietas su paternosteriu, šonio pavadėlio sistema, jeigu lietuviškiau kalbant, tai sako 12-15 tokių gražių ešerių pagausi, ne kilograminių, bet tokių jau gražių. Iš dvariukų girdėt, kad bent jau savaitgalį tikrai labai gerai kybo linai ir karosai ir dabar kaip po to viso atšalimo kaitos, taip žinių tokių šviežesnių nėra čia kelių dienų. Bet aš manau, jeigu gerai kybo, tikėtina, kad tas bumas kažkiek laikysis, galima pagauti. Lyberiškio tvenkinį irgi girdėt, aišku, sunkiau nei dvariukose, bet irgi kas iš valčių stabiliai jaukina, pagauna. Jeigu nepagauna linų, tai pagauna karšių, užeina irgi visai gražus. Jeigu jau visai nieks, tai raudžių gražių pridaužo, bet žodžiu veiksmas yra. Na ir pabaikim tradiciškai zarasais. Tai irgi tokios trumpos žinios, kad iš esmės kimba viskas. Ir karšiai pajudėjo, ir linai kimba, ir ešeriai. Lydekom irgi kas gaudo pagauna, vėlgi dėl tų vėjų čia visi keiksnoja, kad sunku išplaukti, lietus pila ir taip toliau. Buvo čia iš pažįstamų Audrius iš Meškerinės į Čičerį išplaukęs, tai ešerių pagavo, bet aišku nėra ten labai didelių stebuklų. Girdėt, kas gaudė Antalieptės mariose, čia taip išvertus, nežinau, užpiltose vietose, jie vadina vietiniai razlyvose, tai su saulažuvės gaudė truputį seniau, ar ten smulkesnių, tai kilograminio ešerių pritraukia. Tai tiek, bičiuliai, žinių. Ačiū, kad žiūrėjot. Gerų jums švenčių, gerai atšvęsti jonines. Mažiau alkoholio, daugiau žvejybos. Mano toks būtų palinkėjimas. Iki pasimatymų. Iki.